prieš skalūninių dujų žvalgybą ir gavybą ir už vandens išsaugojimą, nes dujų žvalgyba ir gavyba užterš mūsų geriamą vandenį ir tai yra ne mano nuomonė, o tiesiog yra išsakyta mokslininkų, oficialių mokslininkų ir lietuvių ir kitų šalių, kad tai yra neišvengiama katastrofa. Tai tiesiog jūs esate įsitikinęs, kad tai bus, kad jau kai tik pradės jie čia žvalgytis bus blogai? Aš nesu įsitikinęs, nes aš remiuosi tik faktais, aplinkinių šalių faktais ir Amerikos ir Lenkijos, kad yra užterštas vanduo būtent tokiu pat principu išgaunant skalūninės dujas. Kota gamta, apnuodytas vanduo, o nespėja išvykti žmonės, krenta kaip lapai. Tai masinis genocidas. Taip atsitiko, yra pavyzdžiai Ekvadore, Angoloje, Nigerijoje ir kitose šalise. Iš visų demokratinių šalių Chevron korporacija jau išvyta. Šie tarptautiniai nusikaltėliai įsibrauna tik į trečiojo pasaulio šalis. Jau ir Lietuvoje minėtos amerikiečių kompanijos atstovai tvarkosi kaip savo namuose, nes jiems talkina valstybės išdavikai, Mazuroniai, Kubiliai, Matuzai, Steponavičiai ir kiti korumpuoti, nuo godumo aptemusių protų pareigūnai ir jų klapčiukai. Tokiems pareigūnams, tautos išdavikams ne vieta nei Seime, nei vyriausybėje. Esmė. Niekas negali savintis tautai priklausančių suverenių galių, todėl nei Seimas, nei vyriausybė neturi teisės prieš tautos valią leisti Chevron korporacijai vykdyti skalūninių dujų žvalgybos ir gavybos darbus. Manau, kad pritarėme. Solidarizuojame su visa Lietuva, su žemaičiais, kurie šiuo metu nuo 10 valandos yra prie Seimo rūmų. Ir palaikome juos, kadangi Lietuva tai yra visų mūsų gimtinė, mūsų žemė. Ir jeigu bus panaudotos šitos baisios technologijos skalūnų dujoms išgauti, skaitome, kad visiškai nelys nei švaraus vandens, nei švarios žemės, nei mūsų pačių, nes vanduo yra mūsų gyvybė. Ir jeigu tenka skaityti įvairiausių mokslininkų pranešimus po 15-20 metų, kaip teigia mokslininkai, karai vis ne dėl naftos, o dėl gėlo vandens. Ir gėlo vandens resursus Lietuva turi bene daugiausiai viso Europoje ir požeminio gėlo vandens, nes daugelis šalių naudoja paviršutinį geriamą vandenį, o mes turime giluminį. Ir aišku, per tas technologijas iki 2 km gylių, per įvairiausius plyšius, ar įvykus avarija ar nevykus, per tikrai chemikalai, kurių panaudojama bus skalūninių dujų išgavimai vis 500 rūšių, didžiulė galimybė, kad pateks į vandenį. Ir be to, tai yra atviri vandens telkiniai, nes išgaunant dujas, dalis užteršto vandens bus išpilama į tam tikrus vandens telkinius. Ir aišku, jie gali patekti į mūsų upelius, susigerti gruntą, patekti į Nemuną, į marias ir į jūrą. Praktiškai reikia žiūrėti, kad visiškai kitas energijas, kaip pavyzdžiui, Klaipėda turtinga, Klaipėdos kraštas, iki pat Raseinių geoterminio energija, geoterminio vandeniu, net Klaipėdoje maždaug nepilnai kilometro gyliai yra vanduo 37 laipsnių Celsijaus, ties Vidmantais išgręžti gręžiniai yra 70 laipsnių Celsijaus. Mes turime energiją ir turime tik ją panaudoti. Bet šita informacija yra užblokuota ir niekas šitos viešai neskelbia. Nesuprantama kodėl. Matomai norima atidaryti tokiems kaip Chevronams ir panašioms kompanijoms žalią šviesą, kad užteršti mūsų vandenį, mūsų žemę. Bet tai, kokius turtus mes turime šiluminį vandenį, stengiamės nutylėti. O mes jį turime ir galime aprūpinti šilumą ir matomai ir elektros energiją visą Lietuvą. Vardas pavardė kaip pristatyti? Laima Laurinavičienė, partinis demokratinis judėjimas. Ačiū. Žemaičiai per mažiau negu savaitę laiko surinko 275 bendruomenių parašus prieš Chevroną ir jo tą grėsmingą atėjimą į mūsų kraštą. Kas žemaičius taip sugebėjo vienyti, tai per tokį trumpą laiką ir labai kokias grėsmės jie mato? Iš tikrųjų ne 275, o šiek tiek pavėluotai. Vieną dieną vėliau buvo dar pristatyta apie 70 parašų, tai gavosi virš 300 parašų, bet pristatėm prezidentai, ministrui 275 oficialius parašus prieš tai, kad nebūtų tyrinėjama, žvalgyba atlikinėjama ir išgaudinėjama skalūninės dujos.
kurių išgavimas ir žvalgyba tiesiog neišvengiamai užterštų mūsų geriamą vandenį ir tai yra ne mano nuomonė kaip po kažko prisižiūrėjęs filmukų ten amerikietiškų ar dar kažkokių. Tai tiesiog yra mokslininkų išvados, lietuvių mokslininkų išvados ir kitų šalių mokslininkų oficialios išvados, kad tai yra neišvengiama katastrofa, kad mūsų vanduo bus užterštas. Tai žmonės faktiškai, kurie rašėsi, tai labai gerai supranta ir vienas kitas gal buvo šiek tiek nesusipažinę su informacija, bet daugelis, kurie pasirašė, visi kuo puikiausiai jau buvo pasidomėję šiek tiek, žinoma ir žiniasklaida šiek tiek jau buvo paviešinus, žmonės tikrai geranoriškai pasirašė. Šiaip žmonės vieningai, geranoriškai žemaičiai palaiko vieni kitus ir aš tiesiog nustebęs, kad per tokį trumpą laiką taip pat pavyko mums susivienyti ir fantastika. O kaip vertinate tai, kad Konstitucijos 54 berods straipsnis mini, kad negalima apskritai teršti? Esam sutarę neteršti savo žemės gelmių. Kaip vertinate, kad vyriausybės, kai kurie atstovai ir kai kurių partijų atstovai teikia labai įdomias įstatymų pataisas, kurios akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai? Jie yra kiaulės tiesiog ir daugiau aš nieko neturiu ką pasakyti, o mūsų Konstitucija yra, tai yra, ten viskas yra nuostabu. Jeigu jie vadovautis visais atžvilgiais, manom, kad šiandien tiek ir pedofilijos, tiek ir dujų, tiek ir visų finansinių, visų problemų nebūtų, jeigu būtų vadovaujamasi Konstitucija. Tai ten viskas yra nuostabu, ten viskas yra gerai ir kad tenai mūsų gelmėse negalima laidoti cheminių visokių atliekų, taip pat yra pasakyta trumpai ir aiškiai, o čia tiesiog bandoma ant Konstitucijos vos nenusišlapinti, taip pasakyčiau. Kad ir lietuvius, kad ir žemaičius, kad ir politikam mūsiškiam norėčiau pasakyti vieną, kad jie gyventų ne trumpalaikę perspektyvą, o žiūrėtų ilgalaikę, pagalvotų apie savo vaikų ateitį, kai kurie yra anūkų. Ir tiesiog gyvenimas šią dieną prives prie susinaikinimo ir mes kaip tauta išnyksim, ar tai žemaičiai, tai lietuviai. Išnykimo grėsmė yra visiems vienoda.